Iki šiol niekas negali pasakyti, kaip Elžbietos kaulai atsidūrė vienoje krūvelėje. Buvo manyta, kad nuslūkstantis vanduo su srove tvarkingai sunešė kaulus į vieną vietą, tačiau vėliau nuspręsta, kad vanduo tokios tvarkos padaryti negalėjo. Kita versija, kad tai buvo žmogaus įsikišimas. Elžbietos medalionas ir antkapinė lentelė buvo rasta ne šalia jos palaikų, bet šiek tiek toliau. Visgi, atradimo džiaugsmas netrukus nusidažė tamsomis spalvomis, kai paslaptingai, dėl įvairių priežasčių, neužilgo mirė keletas su šiuo atradimu susijusių asmenų. 1935 metais vienas skulptorius, dalyvavęs gelbstint katedrą, mirė tiesiog pasilenkęs, kad užsirištų batų raištelį. Jeigu paminėjus dar vieną mirtį, tai 1936 metais Vilniaus universiteto profesorius Liudvikas Sokolovskis mirė netrukus po to, kai nusileido į kriptą.